būtent per propagandą, per kosmopolitizmą, per nihilizmą ir įvairius kitus tautos savigarbą naikinančios idėjas skleidžiamas, pakeičiant galvas ir nereikia jų nukapoti ir žmonės tampa vergais pasaulinės valdžios dėl gerų pažadų. Pavyzdžiui, mes kalbam apie mažas tautas, bet tas pat galioja ir didelėms tautoms. Kai kilo kalba apie naują pasaulio santvarką, aš Novoj Rosijoj radau kažkur citatą Amerikoje, kad vienas profesorius rūpinasi, sako, nauja pasaulio santvarka panaikins rusišką kultūrą pasaulyje. Jau tokia didelė tauta kaip Rusija rūpinasi. Tas pats nutiktų ir prancūzams, ir vokiečiams pagaliau, ir amerikiečiams, nes bandoma tautas naikinti. Aiškiai matome naikinti tautų suverenitetą jau Europos Sąjungoje. Toliau tas pats, kadangi Europos Sąjunga dar negalutinai sukurta, dar ne visi nusilenkė Briuselio apgauliai, kuri yra prakišti tą pačią konstituciją, kuria buvo atmesta kitoj formoj, kuriama ir Amerika, Šiaurės Amerikos studija. Žinokite, kad televizija, laikraščiai, reklama niekada nepasakys jums tiesos. Globalistų finansuojama žiniasklaida iš esmės negali būti objektyvi. Jų metodai ir priemonės nekinta. Jie sieja baimę, priešpriešą, akiplėšiškai klastoja istoriją. Naudojama Julijaus Cezario taktika – skaldyk ir valdyk. Man patiktų, kad sukurti tautinį tokį modelį Lietuvoje, kad visi būtų patriotai, kad visi gerai pažintų savo praeitį, savo kalbą, savo studiją ir šito laikytųsi. Lietuviai savo, Lenkai savo, Vokiečiai savo ir sukurtų tą gražų pasaulį, kur galėtų žydėti įvairios gėlės ir visus džiuginti. Ne viena kokia, kad ir bulvė, bet žydėtų visas. Taigi ir mums reikėtų, bent man atrodo, kad reiktų diskutuoti šitą temą ir tikrai kurti gražią, naują, šventą Lietuvą, be senų nuodėmių, be egoizmo. Bet norint dabar sukurti Lietuvą, reikia vieną – grįžti prie Dievo. Be Dievo, kaip matome, aš lagerį turėjau progos matyti, sukurti geresnį pasaulį neįmanoma, o jo labiau amžinybę. O grįžti prie Dievo pas mus nenori. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo, žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Globalistai siūlosi išspręsti visas žmonijos problemas, o už tai prašo visai nedaug. Jie nori tik kontroliuoti kiekvieną iš mūsų. Žmoniją išgelbės skaitmeninis angelas. Kaip teigia jo autoriai, visiškai nekenksminga ir netgi labai naudinga elektroninė mikroschema. Daugelis teologų ir tikinčiųjų įsitikinę, kad skaitmeninio angelo technologijos ir jungtinių tautų palaikomos naujosios pasaulio tvarkos idėjos įgyvendinimas reikštų dar prieš 2000 metų šventuosiuose raštuose aprašytą antikristo valdžios pasaulyje įsigalėjimą. Ar gali toks skaitmeninis žymėjimas tapti privalomu? Skaitmeninio angelo tipo mikroschemų implantavimas šiuo metu yra savanoriška procedūra. Tačiau ataskaitoje pateiktoje Franklino įstatymkūrystės tyrimų centrui sakoma,
kad tokia procedūra turėtų tapti privaloma. Jeigu tai vyktų, visi mes atsidurtume skaitmeninėme konclageryje arba geriausiu atveju kolchoze. Būtent apie tokio konclagerio grėsmę savo laiku įspėjo ir popiežius Jonas Paulius II. Knygoje Antroji Amerikos revoliucija milijardierius Jonas Rockefelleris rašo, kad humanizmas tai kolektyvizmas. Vienok Rockefellerių klanas, propaguodamas šią komunistinę humaniškojo kolektyvizmo idėją, savo turtai su kitais visgi nepasidalijo. Savo knygoje Rockefelleris perša kolektyvizmo kaip visuotinio gėrio idėją, o iš tiesų tai yra kvietimas palaikyti bendras Morganų Rockefellerių įmones, kuriuose praktikuojami ir propaguojami individo teisių ir laisvių pažeidimai. Kitaip sakant, tai užslėptas kvietimas dalyvauti pasaulinio kolchozo kūrimo repeticijoje. Dabar labai madinga reikalauti kompensacijų už karų ir okupacijų metu patirtą žalą. Tai ir pareikalaukime jų iš jau įvykusių ir tebevykstančių tragedijų užsakovų. Tuo labiau, kad šių tragedijų kaltininkai aiškus, tai turtingiausi pasaulio žmonės, susimetę į globalistų organizacijas, slaptus klanus. Tai jie sugalvojo šį sąmokslą prieš žmoniją, kuris vykdomas nuosekliai ir beatodairiškai šiandien jau pasiekė baigiamąją stadiją. Tad šitas kraujas daugelio karų tikrai guli ant globalistų rankų.